pasistengsiu trumpai perteikti tokią žinią, kuri šiaip tai yra labai svarbi. Bet kad jinai, kaip sakant, būtų galbūt aiškiau, norėčiau surišti su tuo anksčiau mano pasidalinimu, kada aš kalbėjau apie tokį žibintuvą, jeigu atsimenat. Tas žibintuvas turi 7 šakas, po 2 eina 2, 2 ir 2. Ir, žodžiu, yra tos kraštinės šakos ir yra centrinės. Ir va ta centrinė tarsi 3 tokios. Ten yra, ir mes kaip įvardinom, tai buvo pažinimas, ir tai yra supratimas, ir išmintis, ir šventoji dvasia. O toksai trejetas. Ir žinot, visada su viešpačiu, kada bendrauji, nežinai visko, tikrai kaip ir Audrius šiandien sakė. Kažką žinai truputį, bet ką toliau nežinai nieko. Ir žinot, kaip nuostabu, kada viešpas paima ir atveria daugiau, tarsi leidžia žengti toliau ir suprasti kažką tai, ko anksčiau nežinojai. Ir nei žinojau, nei supratau šito dalyko, bet beskaitydamas šventą raštą atradau tokį atsakymą, paaiškinimą, ką reiškia tas trejetas. Čia tiesiog apie tai, kas yra tas centras to žibintuvo. Šiaip tai, brangieji, įvardinta esate, kad sako, jūs esat pasaulio šviesa, ar ne? Bažnyčia yra sulyginta su žibintuvu, kuris šviečia. Ir mes turime numanyti šitos dalykus. Ir skaitydamas Efeziečiams laiške, 1 skyriuje, 8-9 eilutė, aš radau tokį žodį. Ten kalbama apie malonę. Prieš tai, sakom, malonę, kurią jis mums buvo dosnus visą išmintimi ir protingumu, davęs mums žinoti savo valios paslaptį pagal savo gerą norą. Vat, paminėti tie 2 dalykai, išmintis ir protingumas, jeigu pastebit, ir sako, davė mums žinoti savo valios paslaptį. Šitą vietą va taip skamba. Toliau, kada aš skaičiau šventą raštą, Kolosiečiams laišką atsiverčiu, 1 skyrius 9 eilutė, va taip skamba. Kad būtumėt pripildyti jo valios pažinimo visą išmintimi ir dvasiniu supratimu. Vėlgi aš atpažįstu, kad čia kalbama apie tos dalykus. Supratimas ir išmintis. Kada apie supratimą kalba, aš, kaip sakant, galvoju, kažkiek to supratimo taip Dievas duoda. Kažkiek galbūt mes jau pradedam kažką tai suprasti. Bet apie išmintį, kada kalbu, tai sakau, Dieve, jau tikrai jau niekada nesijaučiau, kad esu išmintingas ir man tai yra, tikrai kaip dangus ir žemė, nepasiekiami dalykai. Bet skaitau čia šventame rašte, kad sako, jisai suteikė mums, jo? Jis mums buvo dosnus, čia mes skaitome Efeziečiams, sako, dosnus visai išmintimi ir protingumu. Taip? Ir čia sako, kad būtumėt pripildyti jo valios pažinimo visai išmintimi ir dvasiniu supratimu. Taip, kad, brangieji, pastebėkit, apie ką kalbama. Abiejose šituose vietose yra minimas vienas toks dalykas, bendras. Dievo valia. Arba netgi, dar tiksliau pasakius, Dievo valios paslaptis. Taip, kad žmogus, kurį Dievas prašviečia, ateina į jo gyvenimą, kaip Audrius šiandien, kad liudijo, jisai yra atsivertimas jo gyvenime, yra tokie pradiniai tie žingsniai. Šventoji dvasia ateina į jo gyvenimą su jėga, su patarimais, bet paskui ateina į tas centras, ta visa, kaip sakant, kur tas žibintas visas susieina, centrinė ta dalis, ten įvardinti tie 3 dalykai. Supratimas, išmintis, šventoji dvasia, bet bendrai paėmus, tai yra įvardinama, kad Dievo valios paslaptis. Žmogus pradeda, tas, kuris pradeda Dievui paklusti, kuris žengia tuos žingsnius tą linkme, jis pradeda, Dievas jam atveria savo valios paslaptį. Jis pradeda numanyti, kokia yra Dievo valia. Ir kaip, aš klausiau, kada Audrius liudijo, kaip įdomu, kad būdamas vaikas, kada įėjęs į tas nuodėmės, į tą visą tamsą, tai žmogus su Dievo tuo apšvietimu, tu gali atskirti gerą ir blogą. Ir žmonės ateina pasiklausę, o tu, Audriau, kaip patarsi čia, kaip yra teisinga, meluoja čia ar nemeluoja?
Šitie dalykai, sako, ta šviesa jinai apšviečia kiekvieną žmogų ateinantį į pasaulį. Bet kada mes nuklystam, nueinam kažkur, tai Viešpats mato, kad pasirinkom pražūtį ir jisai tam tikras vėl dalykas vyksta mūsų gyvenime. Bet vis tik tai jisai galiausiai mus gražina. Tai dabar, brangieji, aš norėčiau tokį įvardinti dalyką, kad mes kalbam apie Dievo valią, apie tą Dievo valios paslaptis ir su Dievo valios paslaptimi nėra taip paprasta. Ar mes paimsime ligas, pavyzdžiui, mes praeitą penktadienį turėjom tokią namų grupelę, kur aiškinomės, kaip čia yra su tom lygom. Visi išgydyti, ar čia kažkaip tai dar kitaip. Tai, jeigu mes paimsim išgelbėjimą, čia vėlgi kokia yra ta Dievo valia. Jeigu paimsime Evangelijos skelbimą, tai vėlgi nėra taip labai lengva ir paprasta. Kokiagi Viešpaties valia? Kaip taip turi būti daroma? Arba paimsime mes tarnavimą, kaip tarnauti, ko Viešpats nori, ar ne? Visose šitose srityse. Arba paimsim santuoką, taip? Irgi nėra taip paprasta ir lengva. Kiekvienam tam klausime mums reikalinga Dievo valia. Ir o kadangi čia yra paslaptis, reikia, kad jinai mums atsiskleistų. Ir brangieji, norėčiau prieiti prie tokios rašto vietos, tai jinai yra rašyta pirmam laiške Tesalonikiečiams, kur labai konkrečiai tai yra įvardinta ir tai yra kalbama krikščionių. Mes esam krikščionis, pažinę Viešpatį. Paskaitykime šitą rašto vietą. 1 Tesaloniekiečiam 4 skyrius nuo 1 eilutės. Tad toliau, jūs maldaujame, broliai, ir raginame jūs per Viešpatį Jėzų, kad kaip gavote iš mūsų, kaip turite vaikščioti ir patikti Dievui, taip vis labiau gausėtumėte arba darytumėte vis daugiau pažangos. Nes jūs žinote, kokius įsakymus jums davėme per Viešpatį Jėzų. Tai ir 3 eilutė sako, nes tai yra Dievo valia, jūsų šventėjimas. Ir toliau sako, kad jūs susilaikytumėte nuo paleistuvystės, kad kiekvienas jūsų žinotų, kaip laikyti savo indą šventėjime ir garbėje, o ne gašlumo geidulyje, kaip pagonys, kurie nepažįsta Dievo, kad nei vienas neperžengtų ribų ir neapgaudinėtų savo brolio jokiame dalyke, nes Viešpats yra visų tokių dalykų keršytojas, kaip mes jau anksčiau ir perspėjome bei liudijame, nes Dievas nepašaukė mūsų nešvarumui, bet šventumui. Ir čia iki 7 eilutės, taip skamba. Taip kad matot, brangieji, Dievo valia, jeigu mes paimsim, aišku, čia yra bendras, bet pats esminis, pats svarbiausias dalykas. Kągi Viešpats nori iš manęs? Tai čia yra įvardinta labai aiškiai ir su išplėstiniu dar paaiškinimu, kad Dievo valia yra jūsų šventėjimas. Ne tik, kad šventumas kaip baigtinis dalykas, bet šventėjimas kaip procesas, kuris eina vis tolin, šventin ir vis į didesnį tobulumą, į didesnį apsivalymą. Tai dėl šito dabar aišku, krikščioniui Viešpats atskleidžia, jo valios paslaptis yra šventėjime. Jeigu mes paimsim pasaulio žmonės, jam apie tokį dalyką, jeigu pasakysi, sakys, vėlgi palaikys turbūt kvailiais arba kažkokią nesąmonę. Kad čia neįmanoma ir jūs kažką tai ne tą šnekat. Bet Viešpats mums atveria ir tai yra kažkaip giliai širdyje, ar ne? Mes tą suprantam, kad taip yra. Ir kas dar labai įdomu, brangiai šitą momente, ką noriu paminėti, kad kada tuo pačiu metu, kada apaštalai sunkiai, matot, gerokai reikia perskaityti, kad suprastum, ar ne, kol įvardina visą tai, tai man patinka, kaip Viešpats Jėzus paprastai ir tiksliai pasako tą patį dalyką. Pažiūrėkite. Kada mokiniai paklausė, Viešpatė pamokė, kaip mums melstis, jis pasakė, sakykit taip, Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas. Pati esmė. Tai, kas svarbiausia. O Dievo valios paslaptis. Tai nėra kažkokia tai graži frazė, nuo kurios reikia pradėti maldą. Bet tame ir yra, kas svarbiausia. Ir šitam dalykai, brangiai, ką dar papildyti norėčiau, kad mes sakom, teesie šventas, tarsi trūktų tam šventumui. Bet
turbūt suvokiam, kur trūksta. Ne tenais, bet va čianais. Ir labai sveika yra visada ateiti su tokia širdim. Nesvarbu, apaštalas Paulius sako, kiek bebūčiau pasiekęs, nelaikau save pasiekusiu. Nors ir nieko savyje nepastebiu, to dar neišsiteisinu. Vat visą laiką ateini, sakai, viešpatie, jeigu tavo vardas jau buvo šventas mano gyvenime, tai aš trokštu, kad jis būtų dar labiau šventas. Kažkas, ko nebuvo dar manyje, atleisk už tai. Nusižeminime, kaip šiandien buvo minėta, kai nusižemina krikščionis, tai velniai dreba. O tam nusižeminime ir sutikime, kad man reikalinga, man reikalingas didesnis tas pašventinimas. Ir aš tada žengiu, judu į tai, kas reikia, brangiai. Dabar kitą momentą aš noriu paimti. Čia buvo krikščionio gyvenimas. Dabar mes paimkime truputį plačiau. Paimam pasaulį, žmonės, kurie pasaulyje. Ir čia paminėti ir krikščionis taip pat. Tai būtų Apreiškimo knyga 22 skyrius nuo 11 eilutės. Teisusis toliau te būna neteisus, nešvarusis toliau te būna nešvarus, ir teisusis toliau te būni teisus, ir šventasis toliau te būni šventas. Štai aš greit ateinu ir mano atlygis su manimi, kad duočiau kiekvienam pagal tai, koks bus jo darbas. Aš esu alfa ir omega, pradžia ir pabaiga, pirmasis ir paskutinysis, palaiminti tie, kurie vykdo jo įsakymus, kad jie turėtų teisę į gyvenimo medį ir galėtų įeiti pro vartus į miestą. Ir va, brangiai, čia mes matom vėlgi labai įdomų dalyką, kad neteisusis toliau te būna neteisus, nešvarusis toliau te būni nešvarus. Arba tegul susiteršia dar kitose vertimuose. Ir kada mes pažiūrime, įmam krikščionį, žmogui tikėjusi Dievą, ir aiškiai labai mes su jumis skaitėme, kad šventas buvai, dar šventasnesnis darykis, ar ne? Dievo valia ir Dievo numatymas ir jo siekis yra, troškimas, pagrindinis dalykas, ko jis nori. Bet jeigu mes paimame žmogų netikinti, kuris gyvena nuodėmėj, nešvarus, toliau te lieka nešvarus. Susiteršęs, dar te susiteršia. Ir galvoju, tai kaip čia gali būti, kaip čia suprasti. Bet jeigu mes pažiūrime pasaulį, gyvenimą, tai mes iš tikrųjų matom, kad taip vyksta. Vat Audrius šiandieną pasakoja apie tai, tą procesą. Prasideda viena nuodėmė, prie jos eina kita, paskui atsiranda noras parodyti jėgą, po to seka dar blogybės, paskui pinigai, paskui nusikaltimai, narkotikai ir visa kita. Ir paskui galiausiai ateina mirtis. Bet brangiai, va šitam dalyke mes turime iš tikrųjų neapsigauti, nes jeigu mes galvosime, kad va Dievas šito nori, taip, yra tam tikra jėga ir tam tikra valia tam laikotarpyje, kada aš pasirinkau nuodėmės kelią, tikėjimą neprisirišu širdimi prie Dievo, bet po truputį vienur kitur aš einu, ir žiūrėkit, kas vyksta. Įsijungia stiprios jėgos labai, kurios nebeleidžia tau kažką tai. Kada žmogus ir nusprendžia, aš darysiu kitaip, jis negali. Jis nustebęs žiūri, dar viltis yra, bet kada jisai vėl bando ir vėl žlunga, viltis mažėja, jis dar kartą mėgina, dar vilties biški liko, gal dar pabandysiu, pasistengsiu, vilties dar mažiau ir galiausiai viskas. Paskui ateina mintis apie mirtį, apie savižudybę. Brangiai, tai yra galingi dėsniai, tai yra labai stipru. Ir tai galima būtų sakyti, kad Dievo valia tame pildosi. Tai nebūtų melas, bet tik tai, kad vienas dalykas dar turi būti pasakytas. Tai nėra galutinis tikslas. Pas viešpatį, jeigu žmogus daro nuodėmę, tai viešpas nesako, kad ir toliau daryk nuodėmę, mirk, pražūk ir va šito nėra šventame rašte. Taip, susiteršia, taip, daro dar didesnės nuodėmės, bet sako, aš nenoriu nusidėjėlių mirties, bet atsigręžkite į mane ir gyvenkite. Arba mes skaitėme aną sekmadienį, kad sako, prašau atlikinėti maldas, prašymus už visus žmonės, nes Dievas nori, kad visi žmonės išsigelbėtų ir pasiektų tiesos pažinimą. Va, tai šita valia apie susiteršimą taip yra, tokia linkme viskas juda ir taip
tai neišvengiama yra, kada eini šito nedorybės keliu. Dasileidai nuodėmę, praktikuoji ir darysi daugiau tų nuodėmių. Ir tu negalėsi pats nugalėti visą tai, susistabdyti. Stabdyk, aš nustosiu bet kada. Vat ir negalėsi sustoti. Viešpats gali tave gelbėti. Nors viešpats tikrai nori padėti, bet, sako, žmogaus supras, kad Dievo gerumas įskatina tave atgailauti. Va šitoj situacijai tikrai viešpats laukia, kada pagaliau atsigręši, kada pagaliau pasakysi, viešpatė, man tavęs reikia. Aš nenoriu žūti savo nuodėmėse, neteisume. Ir va tai tokiu būdu yra su ta Dievo valios paslaptimi. Aš tik tai truputį paėmiau. Šiaip yra, kaip matot, žymiai daugiau sričių. Ir dabar aš norėčiau labai trumpai pasakyti tokį teiginį, sakykime, kad jeigu, vat, kaip remianti šventuoju raštu, taigi, jei tokia Dievo valia, tai geriau kentėti už kokius darbus? Už gerus ar už blogus? Ką? Už gerus. Už gerus, brangiai. Jeigu tokia Dievo valia, tai sako, geriau kentėti už gerus darbus. O kaip čia taip gali būti? Aš gerus darbus darau, kodėl reikia kentėti? Bet, sako, Jėzus paliko mums pavyzdį, kad mes sektume jo pėdomis. Jo lūpose nebuvo klastos. Jis nieko nepadarė. Bet jis sutiko. Ir tarp kitko, jeigu mes paimsim Jėzų, tai atsimena tą momentą, kada buvo klausimus, kieno bus dabar valia. Vat Getsemanės sodas, ne Golgotos kalnas arba Sinedrionas, teismo salė, arba ten prie vyresniųjų kunigų kažkur tai, arba tarp mokinių. Ne, nei čia, nei ten. Bet vat Getsemanės sode sprendėsi, kieno bus valia įvykdyta. Atsimenat šitą dalyką, kada Jėzus prašė, maldavo, sako, kad šitą taurę praeitų pro mane, jeigu įmanoma. Tačiau, sako, ne taip, kaip aš noriu, bet kaip tu, Dieve, tavo valia te būna. Brangieji, ir vat pažiūrėkime, koks duotas pavyzdys, kaip yra nelengva iš tikrųjų kentėti darant gerą, kaip yra nelengva pasiduoti Dievo valiai. Brangieji, tai nėra lengvas dalykas, tai yra paslaptis tame. Bet jeigu aš pradėjau tą kelią, žengiau pradinius žingsnius ir aš pamačiau, kaip Audrius šiandien ir sako, koks viešpats geras. 3 valandas galima būti ant kelių ir galvoji, kad jau esi danguje. Ir tik tai tu ir viešpats, daugiau nieko nebėra. Brangieji, koks jis yra nuostabus. Ir vienas brolis yra pasakęs, jeigu žmogus suprastų, žinotų, ką reiškia tas mūsų trumpalaikis kentėjimas, palyginant su amžinybė, jisai sutiktų visą gyvenimą kentėti, tam, kad atėjus laikui būti amžinybėje, su viešpačiu būti palaimintų. Jeigu mes paimsim Lozorių, kuris gulėjo prie turtuolio namų durų, tai, koks palaiminimas? Visas vargšas, vočių aptekęs, net pavalgyti nori ir pavalgyti negauna, tik trupiniai. Ar galima pasakyti, kad geras gyvenimas? Bet, brangieji, vat, kaip su Dievo valia šituo atveju, pagalvokime. Turtuolis gyvena ir aš mąsčiau apie šitą, galvoju, viešpatie, o kaip čia gaunasi, įdomu. Kodėl tokia situacija buvo? Ir ta situacija, aš taip supratau, jin buvo tam, kad tas žmogus, tas turtuolis, vienas sykį pagalvotų, kad kažkaip negerai aš darau, tik savim rūpinusi. O šitas žmogus kažkaip aš jį pripratau, kad jis gulėtų prie tų vartų. Ir tegu sau guli. Jam buvo duota. O Dievo valia kokia buvo įdomi. Tas žmogus guli, vargsta, o Dievas į to žmogaus širdį beldžiasi ir bando jam pasakyti, susiprask. Susiprasi tu ar ne? Aš taip noriu, kad tu vieną sykį atkreiptum dėmesį į tą vargšą. Bet tas taip ir liko kurčias. Ir paskui matom didžiulį skirtumą po tų įvykių. Ir dabar, brangieji, baigdamas, keletą tokių yra
apie Dievo valią. Tokių, kaip pasižymėjau, momentų. Kaip pažinti Dievo valią. Tiesiog, kad būtų konkretu. Tai pirmas dalykas, prie ko nenorėčiau, vėlgi, kad mes praleistume, tai yra tas nuostabus žibintas, menorą, kuris simbolizuoja šventoji dvasia ir tą Dievo šviesą. Brangiai, be šventosios dvasios mes nepajėgsim suprasti Dievo valios. Sako, jinai, šventoji dvasia, jinai įves jūs į visą tiesą. Todėl patys į savęs, kokie besgudrus bebūtume, kiek būtume be prisiskaitę knygų, mes nesuprasime, mes prasilenksime su Dievo valia. Būtinai reikia šventosios dvasios vedimo. Atsiverkite. Vat šitas vaizdinys tegul būna jums, prieš jūsų akis. Bet tai, brangiai, jau, kaip sakant, prieinama žmogui, kuris atsiveria, priima, ne, tiki. Bet dabar yra kita dalis, kuri yra labai nuostabi ir yra plataus masto, plataus priėjimo. Antras dalykas, kaip pažinti Dievo valią. Tai yra Dievo žodis. Va šiandien irgi apie tai buvo jau minėta. Ir apie tai mes su jumis skaitėme. Vat, kokia yra Dievo valia. Ane? Skaitai Dievo žodį, tu pamatai. Aha, matai, kokia Dievo valia. Dievas nori, kad aš būčiau šventas. Dievas nori, kad aš tikėčiau Jėzų. Ane? Visą tą dalyką aš sužinau beskaitydamas Dievo žodį. Ir aš galiu būti visiškai tolimas nuo Dievo. Nepažinęs jo, bet pasiėmė šitą knygą, skaitau ir aš galiu atrasti, kokia yra Dievo valia. Teisingai. Bet, brangieji, tuo labiau, kada įtikiu aš jį, tuo labiau Dievo žodis padės man tame dalyke, ar ne? Viena sesė sako, man buvo taip sunku ir aš galvojau, ką daryti. Tarp kitko, jinai gyvena ne Kaune, dirba tenai. Ir jai, įsivaizduokit, jin taip norėjo krikštytis. Jinai būtų buvus 14 žmogus tam krikšto sąraše. Ir jai, įsivaizduokit, kada aš paskambinau, su ją susišnekėjau. Sako, čia sako, Dievo stebuklas. Sako, pas mane nebūna išeiginių beveik. O čia kaip tik tai tą dieną išeiginė. Ir jinai laukia tos dienos. Ir įsivaizduokit, susirga vaikas. Savaitė prieš tą šeštadienį pradeda sirgti vaikas. Serga. Sako, aš taip nusiminiau, aš sako, supikau, galvoju, norėjau, stengiausi ir vėl nesigauna man. Toks nusivylimas. Aš sakau, sesė, o ką tu darėjai? Tiesiog, sako, tiesiog buvau liūdna, Sako, kodėl tu nepasakei, kad mes melstumės už tave? Kodėl nepaprašai? Jį galim pasakyti. Sako, kažkaip nepagalvojau. Sakau, o kitas dar dalykas. Ar tu, sakau, nežinai, kad krikščionis, kada jiem būna sunki situacija, jie pasako, viešpatie, nežinau, ką daryti, kaip man elgtis šitoj situacijai. Bet kalbėk man, atverk man savo žodį. Ir žmogus atsiverčia šventą raštą ir Dievas prakalba tiesiog suprantamai su paliudijimu, kad tai yra žodis tai situacijai. O pasirodo, ir taip galima. Pasirodo, matot, kada mes sako, kada meldėsi, tu kalbi Dievui, kada tu skaitai Dievo žodį, jisai kalba tau. Ne visada būna konkretus atsakymas į situaciją, bet jeigu tau reikia, viešpas tikrai pajėgus prabilti per šitą nuostabią knygą. Taip, kad šventoji dvasia, brangieji, jinai mus veda į tiesą. Ačiū Dievui už jo žodį, kuris taip pat leidžia mums suprasti jo valios paslaptį. Bet čia dar ne viskas. Atsiverskime Romiečiams 12 skyrių. Kaip čia gražiai yra parašyta apie Dievo valią. 12 skyrius Romiečiam. Taigi, broliai, nuo pradžių. Aš jūs maldauju Dievo gailestingumu, kad pristatytumėte savo kūnus gyva auka, šventa, priimtina Dievui. Tai jūsų protingas arba sąmoningas tarnavimas. Tai yra tokie žingsniai, kurie veda mus prie Dievo valios pažinimo. Vat paskaitykim visą. Toliau. Ir neprisitaikykite arba nesusivienodinkite su šito pasauliu, bet pasikeiskite atnaujindami savo protą, kad jūs išmėgintumėte, kas yra ta gera ir priimtina ir tobula
Dievo valia. Matot, brangiai, tarsi keli momentai tame dalyke. Ir jeigu, matot, aš galiu, pavyzdžiui, sakyti, viešpatie, aš noriu suprasti tavo valią. O viešpats žiūri ir galvoja, nu, vat, jeigu aš tau pasakysiu, ar tu žengsi tokį žingsnį, sutiksi pavargti, kentėti, kažko tai atsisakyti? Ar tu tik tai taip pat nori sužinoti viešpaties valią, bet kada sužinau, Izraelis, tarp kitko, konkrečiai buvo istorija. Sako, mes klausysim, viešpats ką pasakys. Viešpats sako, į Egiptą tik neikit. Nu, čia kažkaip keistai mums. Tai pasiima dar ir pranašą ir visi kartu į Egiptą. Sako, žinau, kad nepaklausysit. Nepaklausyt. Nėra pasiryžimo paklusti, kas iš tos valios. Kas iš to, kad tu ją žinosi. Tai vat, čia eina kalba apie tai. Pasišvesk. Būk pasiruošęs, kaip čia skamba šitie žodžiai. Maldauju. Taigi, broliai, maldauju Dievo gailestingumu. Aš jūs maldauju Dievo gailestingumu, kad pristatytumėte savo kūnus gyva auka, šventa, priimtina Dievui. Tai jūsų sąmoningas tarnavimas. Tai yra, aš pasirinku, aš apsisprendžiu, viešpatie, jeigu tu to norėsi, aš tai darysiu. Bus šalta, aš eisiu. Bus reiks anksti keltis, aš eisiu. Jeigu tu to nori, aš tai darysiu. Kainuos pinigų, aš mokėsiu. Bus nemalonu, kažkam nepatiks, aš vis tiek tai darysiu. Jeigu tavo tokia valia. Va čia yra sutikimas, pasiruošimas aukoti savo kūną, aš pavedu jo viešpačiui. Aš nebesiimu jau jo saugoti. Aš sakau, viešpatie, aš dabar atiduodu save. Tu jau rūpinkis. Kaip bus, taip jau aš save atiduodu tau. Tai vat vienas iš pirmų dalykų Dievo valios pažinime. Kitas dalykas, antras, kurį čia mes randame, tai yra pirmas yra pasišventimas, o antras, kurį mes randame, proto atnaujinimas, kas buvo šiandien irgi minėta. Negalim, Vidmantas čia brolis, kaip meldys, irgi sakė, sako, tikiu, viešpatie, o protas neatnaujintas, tarsi vežimas pririštas prie laiko tave. Tai kaip tu tiki, kur tu nuvažiuosi? Kažkas tave laiko. Prisirišimas prie žemiškų dalykų, neteisingas mąstymas, neatnaujintas protas. Mastai žemiškai, žmogiškai. Kažkas kažką pasakė, daktarai padarė išvadą ir va aš tuo remiuosi, bandau tikėti, bet tas tikėjimas nejuda. Va, turi būti atsinaujinimas. Atsinaujinkite, kaip čia mes girdime, ir neprisitaikykite prie šio pasaulio. Pasaulis, va, Audrius šiandien, kai liudijus pasakė, sako, papuolęs į kariuomenę, prisitaikiau, pradėjau taikytis prie to. Ir tada tie dalykai, kurie buvo jau širdyje, aišku, kad yra Dievas, kad yra tikėjimas, kad yra gera ir bloga, tie dalykai pradėjo blėsti jau. Už tai, kad reikėjo būti stipriu, reikėjo įtakoti, reikėjo, kad kažkas tave nepažemintų, kaip prieš kitus atrodysi. Ir vat, tada su Dievo valia nebeaišku pradeda darytis. Jinai mums tampa nebeaiški. Jeigu mes neatsinaujiname mūsų mąstymę, susitapatiname, prisitaikome su šito pasauliu. Va. Už tai brangiai, aišku, jeigu tai paėmus, nedraudžiama pažiūrėti televizorių, nedraudžiama paskaityti tuos laikraščius. Bet jeigu įeisi labai stipriai į tuos dalykus, koks bus rezultatas, mąstysena, jinai neišvengiamai bus įtakojama. Daugiau tada įtakos tie dalykai negu Dievo tiesa. Tai yra, man reikia sudėti tos prioritėtus, kas yra svarbiau. Tai va. Ir dar vienas momentas, kurį norėčiau čia nepraleisti su jumis. Pažiūrėkite. Dar sykį antrą eilutę. Ir neprisitaikykite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite atnaujindami savo protą. Žiūrėkit, kad jūs išmėgintumėte ar ištirtumėte, kas yra gera ir priimtina ir tobula Dievo valia. Dar vienas dalykas, kuris yra tame, ištyrimas. Sako, išmėginkite, kas patinka viešpačiui ir nedalyvaukite nevaisingose tamsos darbuose. Aš galiu, pasirodo, aš galiu ištirti. Pavyzdžiui, pranašauja kažkas tai. O viešpats sako, ne kiekvieną dvasę tikėkite, bet ištirkite dvasias. Ateina mokytojas, kuris sako, aš toks mokytojas, aš tik stebuklų, 100% išgydymai. Taip, bet aš ištiriu, aš turiu ištirti. Jeigu aš aklai tikėsiu, jeigu aš sakysiu, o jeigu taip, viskas, aš, ką tu besakytum, viską darysiu. Nu, galima labai toli nueiti, bet ištyrimas, o tam ir sakoma, ištirkite, kasgi yra viešpaties valia.
Ar tai iš tikrųjų taip? Galbūt ir taip. Bet aš turiu ištirti, brangiai. Aš neturiu būti aklas, negalvojantis ir nesvarstantis. Apspręskite, ištirkite ir tada pasirinkite. Ką pasirinksime? Kas yra gera, priimtina ir tobula Dievo valia.